возвращаться обратно домой. Это правило с детства знакомо. Пусть небритый, худой, хромой, все наладится, если ты doма. Po pirmosios Press ralio dienos paskelbus rezultatus labai džiugavo visa Latvių delegacija, kadangi būtent 3 jos nariai užima visas 3 pirmasias vietas bendroje įskaitoje. Na, o šiandien antroji žurnalistų ralio diena, taigi viskas dar gali keistis. Šiandien ko tikitės, kaip man paspausit labiau, prie vyrų priartėsit? Mes važiuojam mokymosi režimu. Išmokau vakar efektyvaus stabdymo. Šturmanė gal šiandien jau mokės klaidų nebedaryti. Nu tai kaip nors po biškį gal bent vieną vietą pasikelsim. Koks šiandien yra jūsų planas? Bandysite vytis broliukus latvius? Nu, tikslas taip. tikslas vytis. Dabar manau, kad antra diena tokios daugiau slalominės trasos, manau, kad turėtumėm prisivyti jos kažkiek. Gal aplenkti ne visus pavyks, gal ir mane kažkas tai iš lietuvių žurnalistų aplenks, nes tikrai yra gerai važiuojančius slalomus, bet priekį esančius latvius tai vysimės. Na kągi, atrodo, Markelevičius prieš ralį bus prisišnekėjęs, nes atrodo, kad mūsų automobilis genda ir mes turbūt į top 3 nepateksim. Ačiū.